Su šlaunim kaip ir turėtume pabaigti, nes persistengti vis tik pradinėse treniruotėse nereikėtų. Pratimus visus tiek šlaunim, tiek ir viršutiniam raumenų grupėm pirmose dviejose treniruotėse reikėtų atlikti po 2 priėjimus, nenaudoti 4, kaip aš jau minėjau, kad tai vėlesnis etapas. Na, o dabar einame prie viršutinių raumenų grupių treniravimo. Ir pirmas pratimas yra troso traukimas už galvos. Šis pratimas yra be galo svarbus po sunkios darbo dienos, ypatingai tiem žmonėm, kurie praleidžia ilgą laiką tarpą prie kompiuterio, palinkę prie rašomojo stalo, dažnai nekontroliuodami savo laikysenos. Šis pratimas ne tik vysto šoninius nugaros raumenis, tai yra menčių kraštus, bet ir ištempia patį stuburą. Tai yra praktiškai stuburą pastato į pradinę dienos padėtį, kada žmogus po nakties atsikėlęs jis yra šiek tiek aukštesnis negu vakare. Taigi po tokio pratimo atlikimo manyčiau, kad žmogus aukštis vėl yra panašus kaip ir pirmoje dienos pusėje. Pasimam ilgą rankeną. Plotis turėtų būti maždaug apie 60-70 cm tarp rankų. Sėdame ant suoliuko. Sėdinę palikdami vietoje šiek tiek švelniai pagriūname į priekį ir alkūnę spaudžiame tiesiai žemyn. Ne pačią rankeną traukiame, bet spaudžiame alkūnę žemyn. Traukdami žemyn mes įkvepiame ir atleidami į viršų, nesukeldami pečių, iškvepiame. Įkvepiame, iškvepiame. Ir pojūtis turėtų būti pakankamai stiprus į menčių šonus. Tokiu būdu šį pratimą atliekant, su laiku jūsų figūrai atsiranda talija, ko kartais ir nebūna. Taigi šis pratimas yra aktualus ne tik vyrams, bet ir moterims. Atliekant tempas galėtų būti šiek tiek ir greitesnis, tačiau neturime prarasti kontrolės tiek savo sėdėsenos, laikysenos pozicijoje, tiek ir kontrolėje, kad pečiai nesukiltų atleidžiant trosą į viršų. Svoris turėtų būti toks, kad mes šį pratimą galėtume atlikti 10, nedaugiau 12 kartų ir kartotume 4 kartus. Tai yra atliktume 4 bandymus arba 4 priėjimus. Krūtinėje mes ilgai galvojam, bandėm įvairiausius pratimus ir nusprendėm, kad vis tik tai pradžioje aktualiau yra viršutinė krūtinės dalis moteriai. Tai yra vystyti daugiau viršutinę krūtinės dalį ir todėl pasirinkom pratimą spaudimą, tai yra spaudimą štangos kampu. Pasimam štangą maždaug kaip tarp rankų būtų apie 60-65 cm pločio, priklausomai nuo jūsų rankų ilgio. Pasikeliam štangą tiesiai statmenai virš krūtinės viršaus. Tai yra ne statmenai kūnui, bet statmenai grindims. Ir leisdami alkūnės vedam vėlgi stačiai po štangą arba netgi šiek tiek į pečių pusę pervedant, gaunam pilną įtampą krūtinėje. Jeigu kartais norit surasti tą, galima tą padaryti su alkūnėm. Ir stipriausiai padėti mes suradę tą tašką taip ir laikom alkūnės. Ir spaudžiam tiesiai, kaip jau minėjau, grindų atžvilgiu stačiai į viršų. Ne grąžinam štangos virš pečių. Tokiu atveju, jeigu mes grąžinsim štangą virš pečių, paskutinėme etape mes atliksim pratimą ne krūtinės raumeniu, o pečiais. Tai yra deltiniais raumenim ir gausim visiškai ne tą rezultatą, kurį norim. Čia būtent krūtinės pratime, kas yra aktualu, kad moteris turėtų nebijoti svorio. Tai yra stengtis su kuo didesniu svoriu atlikti tą pratimą ir to pasekoje užsiauginti kuo didesnį apačioje esantį po krūtinės raumenį, kuris taps natūraliu implantu, pagražinantis jūsų krūtinę. Jeigu, aišku, jūs tą pratimą atliktumėt neteisingų stilium, aprautumėt rankas ar pečius, taigi pastambintumėt tas raumenų grupės, kurių jūs nenorit pastambinti, o krūtinė
išliktų tokia, kokia buvus, arba įgautų visiškai ne tą formą geidžiamą. Taigi pratimą šį ypatingai svarbu atlikti tiksliai, teisingai ir palyginus šiek tiek greitesnių tempų, negu atliekant šlaunis ar kitas raumenų grupės, kurias mes norim susmulkinti. Kitas pratimas, kurį mes atliksime, yra skirtas pečių lankui, tai yra treniruosime deltinius raumenis ir pratimas vadinasi hantelių kėlimas per šalis. Keliant per šalis, švelniai pasukam taip, kad mažasis kauliukas aplenktų didįjį. Tai yra toks lengvas ėmimo judesys. Nekeliame aukštai, maždaug iki, sakykime, iki auskaro šiuo atveju. Ir nesistengim, kad hanteliai išeitų į priekį, nes tokiu atveju mes įjungsim trapecinius raumenis, o būtent gerai išvystytas trapecinis raumuo moteriai vis tik tai grožio neprideda. Taigi pas tobulą žmogų neturėtų būti netreniruotinų vietų. Na, o jeigu jūs naudosit nedidelius svorius, kaip mes darom šiuo metu, galima pailsėti mūsų manekenui. Taigi tikrai mes pečių lanko nepaplatinsim, o sportiškumo priduosim. Dažnai moteris maišo tai, kad anksčiau 3 pratimai, kuriuos mes atlikom, yra skirti rankom. Ne rankom, ten buvo atlikta krūtinė, nugara, pečiais pratimai, o dabar mes jau tiksliai pratimą atliksime rankomis. Taigi pirmas pratimas yra skirtas priekiniai rankos daliai, tai yra bicepsų vadinamų, ir štangos lenkimas bicepsų. Šiuo atveju mes naudojam štangą, paėmimo plotis yra šalia šlaunų, pasimam štangą, atsitraukiam atgal, iš karto aplošiam pečius, kad negalėtume nei pečių lankų, nei nugarą padėti šį pratimą atlikti ir lenkiam štangą iki maždaug tokio aukščio, kurį jūs matote. Jeigu mes keliame aukščiau, aišku tai, kad jau dalyvauja kitos raumenų grupės. Pačio judesio metu labai švelniai alkūnės juda atgal. Ir, kaip jau minėjau, pratimą reikėtų atlikti pakankamai lėtų stiliumi, tai yra nesiekiam padidinti bicepso raumens, o tik tai jam priduoti sportinę išvaizdą. Ir nespauskime pirštai štangos. Labai dažnai žmonės daro klaidą, atlikdami šį pratimą labai stipriai pirštai spaudžia štangą, pas juos pradeda dirbti dilbis anksčiau pavarsta nuo įtampos negu bicepsas ir negauname to rezultato, kurį norėtume. Vėlgi reikėtų pratimą atlikti 3-4 bandymus po 10-15 pakartojimų. Ir pratimų metu, kaip jau minėjau, kontroliuokit nugarą. Jeigu kartais yra skausmingos rankos, dar galima variaciją pratimą atlikti hanteliais, bet mano manymu pradžioje koncentracija yra didesnė, kada yra naudojama štanga. Kitas pratimas rankom, tai yra tricepso išvystymui, užpakaliniai rankos daliai, troso spaudimas žemyn. Kaip tas pratimas yra atliekamas? Šiaip visumoje nuo tricepso formos labai priklauso rankos grožis, estetika ir panašiai. Yra visiškai negražu, ypatingai vyram, bet ir moterim galioja ta pati taisyklė. Jeigu labai gerai išvystytas bicepsas ir lankytojai mėgsta šį pratimą atlikti, būtent tai raumenų grupiai, tai tricepso, kadangi jinai yra mažiau matoma, tai raumuo esantis nugaros pusėje, jo nemėgsta daryti arba atlieka atmestinai. Taigi pabandom eiti prie įrankio ir atlikti šį pratimą. Pastatom kojas vieną koją į priekį. Kodėl ta koja statoma į priekį? Jeigu mes pastatytume kojytės vienoje linijoje, naudodami šiek tiek didesnį svorį, mus pradėtų lošti, mes priešintumės nugarą ir dažnai gali kentėti apatinė nugaros dalis. Tokiu būdu, kada mes pastatom vieną kojytę į priekį, mes turim žymiai tvirtesnę atramą.
Taigi pratimą prieš pradėdami rankeną įvedam prie krūtinės, atlošiam pečius, jokių būdų nesikūprinam, laikom korpusą tiesiai ir įrankis juda statmenai žemyn. Ir vėl grįžta į pradinę padėtį. Tiesiant mes iškvepiam, lenkiant įkvepiam. Pratimą reikėtų atlikti, kaip jau ir kitus pratimus, 4 bandymus po 10, 12, 14 kėlimų. Jeigu norim padidinti raumens apimtį, tada pakartojimų skaičius turėtų būti 6-10 pakartojimų. Jeigu jūs šį pratimą atlikdami naudosit daugiau kaip 12 pakartojimų, jūsų raumens apimtis tikrai nepadidės, o tik įgis sportinę išvaizdą. Visos treniruotės metu, tai yra pradiniai treniruotės metu, buvo naudojama glikogeno energija, vėliau mes kažkurį laiko tarpą naudojam raumenų energiją ir galutinėje treniruotės dalyje, tai yra maždaug nuo 30 treniruotės minutės, mes jau naudojam kūno riebalus kaip energijos šaltinį atlikti vieną ar kitą pratimą. Tad pilvo preso atlikimas pabaigoje treniruotės yra logiška seka, nes dabar atlikdami pratimą ir lėtai mes jau naudosime daugiau riebalinės energijos, kuri kaip tik ir dengia mūsų pilvo sritį. Na ir pilvo pratimą dažniausiai žmonės atlieka būtent dėl to, kad siekdami, kad sumažintų riebalinį audinį esantį pilvo srityje. Tai yra perteklių kalorijų, kurį mes valgom, jis visada organizmas stengiasi atidėti į tam tikrus sandėlius, na, o tie sandėliai dislokuoti pilvo arba sėdmenų srityje. Jeigu jums nėra skausminga nugara, mes naudojam elementarų pilvo preso suoliuką, gulam atgal, gulam maždaug iki tokios padėties, rankytės laikom ant šlaunų ir nesilenkiam tradiciškai prie kelio, o vyniojamės į kamuoliuką. Vyniuojantis į kamuoliuką mes iškvepiam stipriai orą iš būtent pilvo srities, iš diafragmos. Ha. Ir taip kiekvienas judesys turėtų palydimas tokiu karatistišku šaukiniu. Ha. Ha. Pratimą kartuojam, kaip matot, judama labai trumpa amplitudė, o pratimas yra kartojamas ne tik iki nuovargio, bet ir iki lengvo skausmo. Kuo mes ilgiau sugebėsime toje pozicijoje atlikti pratimą, tuo daugiau garantijos, kad riebalinis audinys esantis pilvo srityje mažės. Na ir tuo atveju, kada yra skausminga nugara, dažnai žmonės pradžioje darydami pilvo presą nemoka išjungti nugaros pasipriešinimo. Tada šį pratimą reikėtų atlikti gulint ant grindų. Pasidedam kilimėlį, paimam švelniai rankytėm už šlaunų ir nežymiai keliam pečių lanką. Leisdamiesi atgal neatpalaiduojam, tai yra pilvo presas turėtų turėti pastovę įtampą. Liktai čia būtų kažkoks vinukas įkaltas, pilnai neatsigulam ir lygiai tą patį kartuojam, sakydami ha, tai yra iškvėpdami visą orą iš diafragmos. Pratimas atliekamas, kaip jau minėjau, 4 bandymuose iki maksimalaus apkrovimo. Tai yra, kol mes praktiškai būsim nebepajėgus atlikti vieną ar kitą judesį. Jėgos treniruotė kaip ir baigta, tačiau jeigu jūs turite perteklių riebalinio audinio ir norite jo atsikratyti, dabar yra pats laikas tai daryti, nes mūsų organizmas jau persivedė į kūno riebalų panaudojimą kaip energijos šaltinį, tad lipame ant kardio treniruoklio ir atliekame treniruotę 20-30 minučių. Intensyvumas neturėtų būti ypatingai didelis. Ką dar reikėtų žinoti pradėjus mankštinti salėje? Tai, kad jeigu jūs treniruositės ir nekeisite nieko mityboje, jūsų rezultatas gali būti būtent tas, kaip aš jau minėjau, kad moteris pradeda tukti arba sunkėti tada, kada pradeda mesti svorį. Kodėl? Todėl, kad jūsų organizmas yra išsilgęs fizinio krūvio, nes gamta
ar Dievas yra taip sudaręs, kad mums reikalingas fizinis krūvis, kad mes judėtume, kad galėtume nuveikti tam tikrus darbus. Na ir jūsų riebalinis audinys liks tas pats, jeigu jūsų mityboje bus perteklius kalorijų, o raumuo tiesiog šiek tiek paaugs ir jūsų kūno svoris gali padidėti 3-4 kg. Jeigu jūs pamažu laipsniškai pervesite savo mitybą, tai yra atprasite maišyti visus maisto produktus į krūvą, na, sakykime, mėsą valgyti tik su žaliom daržovėm, bet be bulvių, be makaronų. Jeigu jūs kartais susinorite makaronų ar kitų angliavandenių ar košių, tai turėtų būti daroma visiškai atskirai nuo mėsos arba nuo kitų baltyminių produktų. Tada jūsų racionas bus tinkamas siekiant tų tikslų, kuriuos jūs savo ir keliate. Na, reikėtų valgyti pakankamai dažnai, tai yra 5 kartus į dieną ir, kaip sako, moteris niekada nevalgo, ji pastoviai užkandžiauja. Jūsų maisto kiekis vieno valgymo metu neturėtų būti didelis, jūs niekada neturėtumėt atsistoti nuo stalo jausdamasi, kaip žmonės atsistoja po kūčių vakarienės. Turit jaustis lengvai, žvaliai. Jeigu jūs pavalgę jaučiate žvaliai, tai yra rodiklis, kad jūsų mityba buvo teisinga. Na, o dabar dar kartą noriu su jumis atsisveikinti ir susitiksime po 2 savaičių tais pačiais kanalais tuo pačiu metu.